Sveiki, vėl pakalbėsime apie Iraną, tik jau kiek kitų kampų nei praeitose laidose. Taigi, karui toliau tęsiantis, amerikonai jau suprato, kad greitai jiem čia susidoroti su Iranu nepavyks, nes jų pirminis planas tai ir buvo ateit kartu su Izraeliu, pamėtyt bombų, sukurstyt viduj valstybės perversmą ir per jį pasistatyti savo parankės marionetės ir pasidaryti iš Irano dar vieną savo koloniją. Bet jau matyt, kad šitai neišeis ir tas karas gali tęstis dar ilgai ir nuobodžiai. Atitinkamai kyla klausimas, taktinis klausimas dėl sausumos įsiveržimo į Irano teritoriją. Bet kadangi pačioje Amerikoje nei pati amerikiečių visuomenė, nei konkrečiai amerikiečių kariuomenė didelio entuzijazmų veržtis ir veltis į naują Afganistaną ar naują Iraką neturi, tai yra svarstami alternatyvus ar tuo anglišku žargonu šnekant proxy karo prieš Iraną variantai. Ir dabar bene pagrindinis jų tai yra variantas pasinaudoti kaiminystėje veikiančiais Kurdistano nepriklausomybės kovotojais. O būtent, mano dėmesį nesenai patraukė toksai straipsnis BBC tinklapyje. Tai jame angliškai galime pasiskaityti apie tokią Kurdistano laisvės partiją. Tai yra iš esmės nacionalistinė kurdų partija, kurios tikslas pagrindinis yra Kurdistano Respublikos, savos nacionalinės valstybės sukūrimas. Šioji partija bazuojasi pagrinde Irako teritorijoje, turi savus ginkluotus būrius ir vyksta svarstymas, kad galbūt jie galėtų bandyti judėti link Irano ir tuo būdu paskatinti Irane atitinkamus pokyčius, tai yra tą patį perversmą, ir padedant amerikonams jau atsirėžti savo žemės, ir pradėti kurti savo tąją Kurdistano Respubliką. Ir ši tema yra labai įdomi tuo, kad tai eilinė, sakyčiau, iliustracija, kaip nacionalizmas, kaip nacionalistiniai judėjimai veikia grinai kaip įrankis pasaulio galingųjų ar taip vadinamųjų kabutėse globalistų rankose. Ir manau, kad apie tai labai aktualu kalbėti su mūsų lietuvaičiais, todėl kad pas mus absoliutinė dauguma alternatyvios nuomonės kažkokios atstovų, vadinamo antisistemininkų ir taip toliau, jie nuoširdžiai įsitikinę, kad pagrindinė skirtis, kad pagrindinis prieštaravimas šiuolaikinio pasaulio tai yra atseit globalistų ir nacionalistų, ar ten globalistų ir nacionalų, patriotų, ar vadink kaip nori. Bet čia yra labai gili ir pragaištinga klaida ir todėl ir noriu pakalbėti apie šitą temą, kad tąją klaidą būtų galima suprasti ir suprasti ją per gyvenimišką pavyzdį, dabar besirutuliuojant. Tai, kad galėtume suprasti apie ką čia, tai kad galėtume suprasti patį dalyką, visgi reiktų pradėti nuo pačio kurdų klausimo. Taigi, kurdai yra ketvirta pagal gausumą šito artimųjų rytų, sakykime, regiono tauta, greta arabų, turkų ir persų. Ir jie būtų giminingiausia, aišku, persam, nes tiek kurdai, tiek persai yra indoeuropiečiai, jų kalbos būtų labai artimas, labai giminingos tame tarpe mums. Tuo tarpu turkai ir arabai tai visiškai kita opera. Ir iki 20 amžiaus didžioji dalis kurdų buvo Osmanų imperijos, tuometės turkų valstybės valdžioje, o likusi dalis Irano šachų, Irano karalių valdžioje. Bet kai baigėsi Pirmasis pasaulinis karas ir buvo išsprogdinta toji Osmanų imperija, tai didžioji dalis tųjų žemių perėjo europiečių žinion. Ir europiečiai nubrėžė teritorinės ribas, tas sienas, maždaug tokias, kokios yra šiandieną. Ir tos sienos į
etninį, nacionalinį faktorių visiškai nusispjovė. Ir taip susiklostė, kad kurdai yra išbarstyti tarp dabartinės Turkijos, Sirijos, Irako ir Irano teritorijų. Ir visiškai natūralu, kad 20 amžiuje ypač veikiant tiek spalio revoliucijai, tiek bruzdėjimams ir Indijoje, ir Kinijoje, ir tam pačiam Irane, kad vystėsi, stiprėjo ir augo kurdų nacionalinis judėjimas. Kėlė savo tikslą sukurti savarankišką kurdų nacionalinę valstybę. Ir taip pat, manau, yra simptomiška, kad pagrindinės kurdų nacionalinio judėjimo jėgos savų laikų, tai yra tame pačiame 20 amžiuje, veikia po kairiųjų komunistinių, socialistinių idėjų vėliava. Bet neriškiausias pavyzdys tai būtų iki praeitų metų dar prieš Turkijos vyriausybę kariavusi Kurdistano darbininkų partija, kuri pradžioje iš viso save įvardijo kaip marksistinė, leninistinė ir maoistinė partija. Maoistinė, nes didelė dalis Kurdistano žmonių valstiečiai, nuo maoizmo išeities taškas, tai būtent valstiečių revoliucija. Bet jeigu pažvelgtume į tai, kaip klostėsi įvykiai, tai išyrant Tarybų sąjungai, pasaulį galutinai įsiviešpatavant amerikonams ir jau 21 amžiuje amerikonams prikišant savo nagus prie tų visų vadinamų arabų pavasarių, žodžiu, Libijos, Sirijos, Egipto ir kitų perversmų. Tai Kurdistano darbininkų partija, nepaisant savo tokios socialistinės, antiimperialistinės krypties, ji aktyviai ėmė bendradarbiauti su amerikiečiais. Kurdistano darbininkų partija faktiškai tapo tokiu, amerikiečių politikos vietinių įrankių, nes amerikiečiai galvoja taip, patinka mum ar nepatinka jų ten ideologija, bet jiem virš visko yra savo atskirą valstybėlę pasidaryti, todėl mes galim su jais bendradarbiauti, galim jiem duoti pinigų, galim jiem duoti ginklų. Svarbu, kad jie kovotų prieš mūsų regioninius priešininkus. Tai tuo atveju prieš Asadą, ką jie ir darė. Ir labai įdomu yra tai, kad minėtoji Kurdistano laisvės partija, kur dabar svarsto žengti į kovą prieš Iraną, tai irgi, pažvelgus jos istoriją, ištakos, tai komunistinės ir socialistinės. Ir būtent tas nacionalinės valstybės, nepriklausomybės ar nacijos iškelimas virš visko ir yra. Ir yra tai, kuo pasaulio galingieji, taip vadinami globalistai kabutėse, ir sėkmingai manipuliuoja. Ir čia galim pereiti prie tos klaidos, žmonių klaidinimo. Atseit, pasauliu kovoja globalistai ten ir nacionalistai kažkokie. Pažiūrėkime, kokia realiai yra pasaulio sanklada. Taigi, ta globali sanklada tai yra ne kas kita, kaip globali kapitalistinė piramidė. Viršui tos sanklados turime išsivyščiusias, civilizuotas šalis ar vadinama tarptautinė bendruomenė. Tai skaityk JAV, NATO, Europos Sąjunga, plus ten Japonija kokia. Ir šita pasaulio dalis faktiškai siurbia išteklius, tiek gamtinius, tiek žmogiškuosius, iš likusios pasaulio dalies. Tai yra iš vadinamų globaliųjų pietų. Faktiškai neokolonijinių teritorijų. Neokolonijinių tai de jure, tai gali būti nepriklausomos valstybės, bet faktiškai jos pakabintos ir Pasaulio banko, Tarptautinio valiutos fondo ir taip toliau už tam tikros intimios vietelės. Tai esant tokiai sanklodai reikia paklausti, kas yra tie vadinamieji nacionalai ir patriotai išsivyščiusiame pasaulyje. Tai yra JAV, Europa ir panašiai. Sakykime, kolektyvinis Trumpas. Trumpas čia yra atseit nacionalinių tų vertybių ryteris. Tai iš esmės yra plėšikai, tai yra piratai, banditai, kurių visas tikslas yra, kaip sako, America First. Tai yra prisiplėšti maksimaliai likusio pasaulio sąskaitą, tam, kad
vietiniai darbininkai jų šalyse sutiktų toliau lenkt nugarą turčiams, lenkt turtą oligarchams, jų neapykantą, jų nepasitenkinimą nukreipiant prieš imigrantus vietinius ir tokiu būdu palaikant sistemos stabilumą. Bet visas reikalas tas, kad jie nėra prieš jokį globalizmą ar globalizaciją. Jie patys yra remiami stambaus finansinio kapitalo. Jie patys yra susirišę su transnacionaliniam korporacijom, su Elonu Musku, su Tyliu, su Zuckerbergais visokiais ir taip toliau. Tai vienos ir tos pačios sistemos dalis. Gali vadinti net jos savotišką neofašizmo formą. Tai va, o apačioj po tom atseit išsivyščiusiam ir civilizuotam šalim stovi minėti globalūs pietus. Ir jose nacionalistai ar nacionalai, jie yra kitokie, jie gali sakyti, dažnu atveju siekia realiai savo nepriklausomybės, nacionalinės valstybės, bet jais irgi labai sėkmingai žaidžiama, būtent skaldant ir valdant tąją globalę pietų ar kolonijinių, neokolonijinių teritorijų liaudį. Ir ne tik tai ir nebūtinai, kalbant apie Aziją ar Afriką, galim pasižiūrėti buvusią tarybinę erdvę. Imkim pavyzdžiui Jugoslaviją arba tą pačią Ukrainą. Tai Jugoslavijos atveju turėjome gana sėkmingą federatyvinę valstybę, kurioje bendram dariny sėkmingai sugyveno pietų slavų tautos, tai jugoslavai. Ir tos tautos viena kitai antiek artimos, antiek giminingos, kad jie tarpusavį realiai gali susišnekėti. Ir žlugus Tarybų sąjungai vakaram buvo jau neparanki ir ta pati Jugoslavija. Be kita ko dėl to, kad joje iš tiesų egzistavo savita, ne visai tarybinė, bet nekapitalistinė sistema. Jie neleido tiesiog atvažiuoti ten amerikonam ar europiečiam, ten susipirkti, privatizuoti viską ir pasidaryti savo bizniuką. Ir dėl to jie turėjo būti patraukti. Ir tam, kad patraukti, tiksliau, kad sunaikinti Jugoslaviją, tai kas buvo pasitelkta, ogi vietinių aborigenų patriotai. Vadinami patriotai, kur ims ir skers, žudys savo artimą, todėl, kad tas artimas kalba gal kažkiek kita kalba ar dialektu, ar išpažįsta kitą tikybą. Kaip kad kroatai katalikai, serbai pravoslavai, bosniai musulmonai ir taip toliau ir panašiai. Ir labai sėkmingai buvo šito sužaista, šalis buvo suskaldyta, paskandinta kraujuose ir dar atvyko taikos misija NATO bombarduoti. Kuo tai baigėsi, kas tai yra šiandien, manau daugiau nei aišku. Ir esminis dalykas koks, kalbant apie globalizmą, nacionalizmą. Tai nacionalizmas buvo puikus globalizmo įrankis. Globalizmo būtent kaip globalios tos finansinės oligarchijos, plutokratijos, kuris siekia visą pasaulį pajungti savo pelną. Pasižiūrėsime Ukrainą, tai ką? Nuo pat TSRS iširimo kurstytos fašistinės, nacionalistinės nuotaikos, kurstyti ukrainiečiai vakariniai šalies daly prieš etninius rusus rytiniai šalies daly. Ir vis Maskolis blogas, Kacapas blogas, Ruskis blogas. Kurstoma. Pakalbėtum, žinoma, su dalim, kad ir to pačio Maidano dalyvių. Dalis jų nuoširdžiai galvoja, kad jie čia atseit už Ukrainą, už jos čia kažkokią nepriklausomybę, už kažkokį tautos atgimimą ir panašiai. Bet kas gaunasi? Ukraina faktiškai tų pačių amerikonų pusiau kolonijų. Dabar amerikiečiai naudoja Ukrainą kaip savo taraną, kaip savo ginklą, puolant Rusiją. Ir labiausiai nuo to kenčia būtent ukrainiečiai. Ir apie jokią ten Ukrainos nacijos didybę ar jos ten kažkokią šviesią ateitį negali būti nei kalbos. Tai mirštanti ir galima sakyti žudoma šalis. Ir paradoksas, kad didžiausi žudikai ir nedraugai jos yra tie, kurie skelbėsi didžiausiais mylėtojais ir gelbėtojais. Vėlgi, kas pagrindiniai talkininkai, kas smogiamoji jėga buvo ir dar yra? Nacionalistai.
nacionalistai. Ir tai neatsitiktinumas, nes nacionalizmas, kai jis neina ranka rankoje su pažangia humanistinė socialinė idėja, tą idėją teikiant pirmenybę nacionalizmo atžvilgiu, tai jis visada tampa įrankiu blogio jėgų rankose ir paprastai jis išsigimsta į elementarų fašizmą. O jei norim pamatyti priešingus, teigiamus pavyzdžius nacionalinio išsivadavimo, tikro nacionalinio išsivadavimo, tai pasižiūrėkim 20 amžiuje. Ar tai būtų Alžyras, ar tai būtų Kuba, ar tai buvo Vietnamas. Kiekvienu atveju greta nacionalinio išsivadavimo ėjo socialinė idėja, ėjo socialinis išsivadavimas ir ėjo internacionalizmas. Tai yra vienybė visų engiamų ir pavergtų žmonių, visų laisvės, teisingumo siekiančių žmonių, nepriklausomai nuo jų tautybės, nepriklausomai nuo jų rasės. Tai yra esminis momentas. Ir šitai konstatuojant, galim daryti tam tikras prognozes kurdų galimai avantūrai prieš Iraną. Tai jeigu Iranas nesugebėtų apsiginti, tai ką, tuomet arba amerikonai padalytų Iraną mažesnėmis valstybėlėmis, arba Iranas liktų, kaip jis yra, tokioje teritoriniai formai, bet jau su tiesioginė Amerikos marionečių vyriausybė. Ar tuo atveju kurdam neaišku, kaip baigtųsi. Jeigu jiem pasisektų, tai galėtų atsirėžti savo kažkokį žemės gabaliuką, pasidaryti tą savo valstybę, jeigu jiem nepasisektų, tai liktų, taip sakant, prie suskilusios geldos. Bet ar tuo ar anu atveju, bendras principas tai yra labai paprastas. Jie tik tai sustiprintų globalizmo jėgas, jie tik tai sustiprintų tarptautinio kapitalo pozicijas. Ir net jei jiem pasisektų, ta jų valstybė, ji nebūtų nepriklausoma kurdų respublika. Ji būtų dar viena Amerikos marionetė. Lygiai tokia pat marionetė kaip Ukraina ir daug kitų šalių. Nes su nacionalistais, vadinamieji globalistai, imperialistai, jie taiko labai paprastą principą. Friedricho Šilerio suformuluotą. Mauras padirbėjo, Mauras gali eiti. Tai yra, tu bai reikalingas, tu atidirbai visą gerą. Būk sveikas, eik savo. Aišku, kas ten kuo baigsis, nežinau, prognozuoti sunku, bet manyčiau, kad šio pavyzdžio jau pilnai pakanka, kad galima konstatuoti, jog toji ala globalizmo prieš pastatoma nacionalizmui savoka, kad ji yra klaidinga ir giliai klaidinanti. Ir tuomet reikėtų jau pakalbėti apie tai, kas yra ir kaip reikėtų suprasti tą ala globalizmą ir kokios yra ar galėtų, sakykime, būti alternatyvos jam. Kas būtų tas tikrasis antiglobalizmas. Bet čia jau aišku temos kitom laidom. Tai pasakęs kaip visuomet, padėkosiu tiems, kas žiūrit, tiems, kas klausot, kas palaikot, ar materialiai, finansiškai, ar savo darbais. Paraginsiu komentuoti, dalinti savo nuomonėm, lankytis mūsų portalė tiesos.org, rašyti paštus, bendradarbiauti. Ir aišku, laukti sekančių laidų, kurios jau pasirodys greitai. Tai ačiū, kad buvot kartu ir iki.